Štai tas nekaltutis kaltininkas, kuris trinasi man apie kojas, sustabdė mane, iš vis nebegalėjau eiti, pasigavo su nagučiais suknelę. Nu, tiesiog va toks kačiukas labai meilus, bet truputėlį kartais ir įkyrus toks būna. Sveiki! Ši laida bus labiau skirta moterims, bet subalansuota ir vyrams. Kalbėsime apie vieną labai paplitusį Lietuvoje augaliuką, kuris dabar kaip tik žydi. Tai yra baltažiedė notrelė. Tai pirmiausia, šiek tiek su juo susipažinsime ir tada pašnekėsime, kuo šis augaliukas yra naudingas mūsų sveikatai. Labiausiai tai moterų sveikatai. Tai pirmiausia, su juo susipažinkime. Dabar susipažinkime su notrelė šiek tiek artimiau. Mes matom, dabar čia auga ne tik notrelė, bet šalia auga ir dilgėlė. Va, dilgėlė taip atrodo, o notrelė atrodo taip. Lapai yra tikrai panašus. Na, dilgėlės yra didesni ir kuo skiriasi dilgėlė, turbūt daug kas žino, dilgėlė tiesiog dilgina. O notrelė, mes ją galim čiupinėti, liesti, ji nieko mums nepadarys, labai švelni. Va, čia dabar girdim zvimbia kamanę. Gal pavyks ir nufilmuoti, kaip jinai lys į tą žieduką. Ne, pabėgo kažkur. Taip, tai notrelė yra vadinama ir baltąją dilgėlę, vadinama nebiliąją dilgėlę, nuotrina vadinama. Yra iš tikrųjų nemažai liaudyje tų pavadinimų įvairiausių. Na ir kaip supratote, daug kas ją lygino su dilgėle vienaip ar kitaip. Tie pavadinimai sako. Dabar tai yra panašus augalai iš pirmo žvilgsnio, bet iš tikrųjų jie priklauso visiškai skirtingoms šeimoms, jeigu kalbama botaniškai, moksliškai. Tai notrelė priklauso notrelinių šeimai, net ir jos visa šeima pavadinta notrelės garbei, notreliniai. Turbūt dėl to, kad notrelė atitinka visus pagrindinius notrelinių šeimos augalų bruožus, būdingiausius, turi požymius. O dilgėlė priklauso dilgėlinių šeimai, tai yra visai kita šeima ir žiedai mes botaniškai galim matyti visiškai skiriasi. Tai čia yra jie tokie su lūpomis, lūpažiedžiais dar anksčiau buvo vadinama ši šeima, o dilgėlės jinai dar nežydė, jinai daug vėliau žydė. Dilgėlės būna tokios svyrančios, kabančios, kasos. Tai, na, aišku, ten irgi yra atskirai vyriški žiedai, moteriški žiedai, pas notrelę va tik vieno tipo žiedai. Dabar šiek tiek paanalizuokime tą žieduką. Iš arčiau va pabandysim pritraukti. Kaip matote, žiedukai susitelkę yra lapo pažastyse, tokiais ratais. Ir kuo ypatingi šie žiedai? Latiniškai baltažiedės notrelės pavadinimas yra Lamium album. Lamium buvo pavadinta todėl, kad tam mokslininkui, kuris kūrė pavadinimą, pasirodė šitie žiedai panašus į žuvies nasrus. Tai į lamijos nasrus. Na, iš tikrųjų tokie kaip žiotis, kažkokios kaip nasrai. Tai turbūt mokslininkai anksčiau, kai kūrė pavadinimus, jie stengiasi sukurti tokį, kad jie prisimintų kitam kartui, kad atpažintų šią augalą. Na, tai tam mokslininkui buvo panašu į nasrus, tai jis ir užvadino Lamium album. O album tai reiškia rūšį apibūdinantis epitetas. Album reiškia baltas. Na, tai suprantam, kodėl, tai yra tiesiog balti tie žiedukai. Ir patys notrelinių šeimos žiedai, jie yra labai ypatingi. Kai mes įpratę, pavyzdžiui, vaikai piešti gėlytę, ten viduriukas yra aplinkui tokia kaip saulutė. O čia yra visiškai kita forma, tokia kaip šalmukai, tikrai labai išskirtinė šita augalų šeima. Ir kodėl jie turi tokį keistą žiedą? Tai yra tam, kad būtų patogu nutūpti vabzdžiui. Tai yra tarsi ir nuo lietaus apsaugo su stogeliu,
kaip matote, toks nusileidimo takas. Vabzdžiui yra patogu įlysti. Jisai ten lenda į vidų ir apačioj žieduko yra tokia kaip taurelė, kurios gale ten, žodžiu, yra nektaras. Ir vabzdys tuo pat metu bandydamas gauti to nektaro ir lįsdamas į vidų giliai, jisai tuo pačiu, aišku, ir apdulkina notrelės žiedus. Ir paskui mes turim užsimezgusias sėklytes. Tai, aišku, augalas pasinaudoja vabzdžiais, bet tuo pačiu mainais vabzdžiai gauna labai svarbaus nektaro. Na ir turbūt dar nuo vaikystės daug kas esate išbandę šį nektarą, paskanavę, paragavę. Tai pas mus, pavyzdžiui, irgi aš atsimenu, kai lankiau darželį, tai šalia būdavo nemažai tų notrelių priaugę baltažiedžių. Tik aš, aišku, tada dar neįsivaizdavau, kad tai yra toks nuostabus vaistinis augalas. Tiesiog būdavo visiškai įprastas, paprastas augalas, bet mes kaip vaikai mėgdavom paragauti to nektaro. Tai tiesiog ištraukus tą žieduką, tos vainiklapius, bet kokia įdomi forma, pasižiūrėkit, kažkas nuostabaus. Dabar apėmė toks eureka momentas. Pažiūrėkit, koks žiedas. Kaip ta forma nuostabiai, architektūriškai, kaip atrodo. Nežinau, nuostabu. Gamta kažkas nuostabaus. Nežinau, kas visą tai sukūrė, bet tas architektas buvo tikrai labai, labai kūrybingas. Ir būdami mažiukai, tą žieduką ištraukdavom ir galiuką išsiurbdavom, kaip per šiaudelį. Ir jausdavosi toks medaus, nektaro, toks skonis labai skanus. Na, paprastai reikėtų ieškoti jų žydėjimo pradžioje, kadangi tada būna daugiausia nektaro, kuo toliau, tuo mažiau, nes vabzdžiai vis tiek atskrenda, jie išsiurbia tą nektarą. Bet jeigu žydėjimo pradžia, tai tikrai galite ir vaikam parodyti, ir patys paskanauti, nes augalas yra beprotiškai medingas, tai yra turbūt bitininkų džiaugsmas, na ir aišku ir pačių bitučių, ir kamanių, ir visų kitų vabzdžių džiaugsmas. Vienas pagrindinių maisto šaltinių dabar. Negalėtum patikėti, kad toks paprastas, visur augantis augalas, jis auga prie sodybų, prie namų, prie pamiškėse, net ir tokiose apleistose vietose. Jisai auga praktiškai visur. Tai negalėtum patikėti, kad toks augalas gali būti tiek viskuo turtingas, tiek medumi, tiek vaistinėmis savybėmis. Paplitusi notrelė iš tikrųjų labai plačiai, ne tik kad Lietuvoje plačiai paplitus, tai yra labai dažnas augalas, bet ir paplitus ir Azijoje, Indijoje, Kinijoje, Japonijoje, Kaukaze, beveik visoje Europoje, na tikrai labai platus yra jos arealas. Na, augalas iš tikrųjų yra nereiklus, kaip pagalvoji, ir daug kur tikrai ir pas mus auga, prisitaiko, tai tas paplitimas pasaulyje galbūt ir nestebina, tikrai nereiklus augalas. Ir žydi jinai iš tikrųjų labai ilgai, nuo gegužės praktiškai iki pat rudens. Tai tikrai, jeigu norėsit pasirinkti žiedukų, tai bus ne problema susirasti ir vidury vasaros, ir vasaros gale. Aišku, tas žydėjimas bus su pertraukomis, tai jeigu nesuspėjote, tai galite per antrąjį žydėjimą susirasti ir pasirinkti tų žiedukų. O dabar apie jos vaistinės savybės pakalbėsime plačiau. Dabar šiek tiek pakalbėkime apie vaistinės baltažiedės notrelės savybės. Ir įdomiausia yra tai, kad turbūt net nepagalvotum, kad toks visur augantis, paprastas, kaimiškas, na ir mieste auga, žinoma, jis visur auga. Toks paprastas augalas gali būti toks vaistingas ir naudingas mūsų sveikatai. Ir dabar prieisime prie to, kodėl ši laida labiau yra skirta moterims. Baltažiedė notrelė netgi yra vadinama moterų gėle, nes labai padeda moteriškoms ligoms įvairioms. Tai yra, sakykime, ne tik ligoms, bet ir, sakykime, kažkokiems negalavimams, prieš menstruacijas, jeigu būna kažkokie skausmai ar labai skausmingos ir ilgos menstruacijos, tai tokiu atveju labai patariama gerti, vartoti baltažiedę notrelę. Taip pat jeigu yra
gausios išskyros. Na, čia kalbam dabar grinai apie moteriškas ligas. Tai jeigu turite kažkokių problemų, tai žinokite, kad šis augalas turėtų atsirasti tarp jūsų arbatų. Taip pat ji stabdo kraujavimą, bet kalbama ne tik apie kraujavimą iš gimdos, bet ir, sakykime, plaučių ar kitų vietų, tai gali padėti sustabdyti kraujavimą. Taip pat, jeigu kalbam ne tik apie moteris, bet ir apskritai apie visus, tai šis augaliukas turi raminančių savybių, gali netgi padėti kažkiek nuo nemigos. Na, žodžiu, nervų sistemai taip pat labai tinka. Ir ne tik, taip pat ir kvėpavimo ligoms, įvairiems kosuliams, bronchitams irgi galbūt tai nebus pagrindinis augalas, kuris padės susitvarkyti su tais negalavimais, bet praturtinti arbatas nuo kosulio tikrai galima ir notrelę. Taip pat gerina širdies veiklą, tinka ir šlapimo pūsliai, šlapimtakiam, taip pat net ir, kad padeda šiek tiek prevenciškai, kad nesusidarytų inkstuose akmenis ar kitose vietose. Kas dar? Aš čia porą dalykų esu pasižymėjus, kad nepamirščiau. Na, gerina ir širdies veiklą, stiprina organizmą. Ir įdomu tai, kad ne tik vartojama į vidų, bet ir išoriškai. Tai reiškia, kad mes galim daryti įvairius ir pavilgus, ir žaizdelėm kažkokiom. Ir net ir girdėjau, kad padeda galvos pleiskanojimui, galvos niežėjimui. Tai tiesiog reikėtų galbūt pasidaryti tokį kaip nuovirą ir praskalauti galvą. Ir aišku, nenuplauti, tada jau palikti, kad įsigertų tos visos veikliosios medžiagos. Sudirginta oda ramina. Galima ir pasidaryti tokius kaip gerklei skalauti, irgi tokia kaip arbatėlė stipresnė, ir kai skauda gerklę ar kosulys, tiesiog praskalauti gerklę. Įdomus dalykas tas, kad gali padėti numalšinti ir galvos skausmus. Aš šito nebandžiau, galbūt kai skaudės galvą reikės išmėginti. Nemanau, kad tai suveiks kaip ibuprofenas koks nors, bet galbūt švelniai taip turėtų gal apraminti, apmažinti. Aišku, žiūrint, nuo ko ta galva skauda, nes priežasčių gali būti milijonas ir dar keli šimtai tūkstančių. Tai tiesiog, kai jau žinote nuo ko, jeigu tai yra kažkokia galbūt nervinė įtampa labiau, tai notrelę tikrai turbūt būtų verta pagerti, nes jinai apramins ir apmažins kažkiek tą skausmą. Žinoma, vėl pabrėžiu, aš nesu gydytoja, nesu medikė, nesu vaistininkė, tiesiog pati domiuosi kažkiek ir noriu tomis žiniomis taip pat pasidalinti su jumis. Dar galime šiek tiek apie maistą pakalbėti, apie notrelės kaip maistą. Tai pavasarį, kol dar yra maži ūgliukai, aišku, tada ją yra sunkiausia atskirti nuo dilgėlės, jau teks tada bandymų būdu žiūrėti, jeigu dilgins, vadinasi dilgėlė, jeigu nedilgins, vadinasi tai notrelė. Ir pavasarį galima tiesiog jaunus lapukus, jaunus ūgliukus dėti į salotas, į troškinius, į sriubas, kaip žalumyną, tiesiog vietoj špinatų vos ne, nes kol augalas nežydė, jisai turi mažiau tų vaistinių savybių ir tikrai galite drąsiai įdėti kažkiek į salotas. Na, kai jau paauga, tai jau tada renkam labiau kaip vaistinį augalą. Bet dar kalbant apie maistą, tai notrelės lapų miltus ir žiedų turbūt, kaip supratau, na, ten buvo pažymėta notrelių žolės. Tai tiesiog sudžiovintus tuos miltus šio augalo naudodavo duonai. Tiesiog praturtindavo, apie 15% praturtindavo duonos tą tešlą ir likusią dalį sudarydavo miltai 75%, na, paprasti miltai, o 15% sudarydavo notrelės žolės miltai džiovintos.
ir tokiu būdu geriau kildavo duonos tešla ir duona geriau laikydavosi ilgiau. Tai galbūt kam nors pravers, galbūt kažkas norėsite išmėginti, tai turėkite omenyje, kad notrelė gali būti panaudota duonai kepti. Štai, na, o dabar einame pasižiūrėti, kaip reikėtų rinkti jos vaistinę žaliavą. Tai kaip vaistinė žaliava yra renkami tie balti žiedukai notrelės, taisyklingai jie vadinami vainiklapiais, na tai ta baltoji dalis, kuri žydė. Ir tiesiog reikėtų renkant, taip va po vieną ištraukti ir susirinkti pradžioj kažkur tai, nežinau, krepšelį kokį ir paskui džiovinti pavėsyje, šiltoje, vėdinamoje patalpoje. Jeigu džiovikliai džiovinate, tai reikėtų džiovinant neviršyti 25 laipsnių temperatūros, nes tiesiog prarasti dalį tų veikliųjų medžiagų. Ir taip, svarbu ne ant saulės, kažkur pavėsy, palėpiai, nežinau, kur turite vietos ir sudžiovinti tuos žiedukus. Tai yra ilgas, kruopštus, lėtas darbas ir dėl to netgi aš esu susidūrus, kažkada tai ieškojau šio augaliuko įsigyti, nes nebuvau vasarą prisirinkusi ir radau pas vieną žolininką tik tai viršūnėlės. Na, tai buvo tiesiog nuskintos va šios dalis kažkur nuo čia ir sudžiovinta. Galima rinkti ir viršūnėlės, bet pagrindinės tos veikliosios medžiagos yra vis dėlto tose žiedukose, vainiklapiuose. Tai aš jo paklausiau, sakau, o neturit tiesiog tų žiedukų baltų pardavimui? Ir sakė, o jūs įsivaizduojat, kokia būtų tada šios arbatos savikaina? Na, nes tikrai yra ilgas, labai kruopštus ir kantrus darbas ir reikia suprasti, kad, na, ne visi ryžtasi rankioti žolininkai po vieną tą žieduką, tai iš esmės galima ir tas viršūnėlės rinkti, jeigu didesniais kiekiais, bet jeigu renkatės savo artimiesiems, tai tokiu atveju tikrai nepatingėkit ir ištraukinėkit po vieną tą žydintį žieduką. Čia dar nežydi, tokių baltų neprasiskleidusių nerinkit, bet tie, kurie jau žydi, tai vat atsivėrė, išsižioja, tai tokius jau tikrai galite rinkti. Na ir prisirinkę išdžiovinsite. Na tai tiek šiam kartui apie šį nuostabų augaliuką, apie baltažiedę notrelę. Tikiuosi, kad kažką sužinojote ir pasirinksite, jeigu ne moteris, tai vyrai, nuo nemigos, nuo kažkokių šlapimo pūslės problemų, net ir nuo hemorojaus. Na, iš tikrųjų, aš dar daug ko greičiausiai ir nepaminėjau, nuo ko gali padėti šis nuostabus, toks paprastas, visiems gerai žinomas augalėlis, bet kai pasigilinę, vos ne kiekvienas augalas, kurį matom ant žemės, gali nuo kažko kažkam padėti. Tai tiesiog domėkimės, nes žinojimas tikrai mums šiais laikais nepakenks, maža ką, atsitiktų kažkokios nelaimės, liktume vieni be gydytojų. Tai geriau žinoti, koks augaliukas kam gali padėti. Tai šiam kartui tada būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Kviečiu užsiprenumeruoti kanalą Gamtos poezija, jeigu norite ateityje nepraleisti naujų vaizdo įrašų. Taip pat kviečiu pakomentuoti, galbūt naudojate šį augaliuką, galbūt pasiteisino jums, parašykite, kam naudojate, kam padėjo komentaruose. Taip pat kviečiu pamėgti šį video, jeigu patiko. Na ir kas norite, kviečiu taip pat paremti šį kanalą. Tai nuorodą rasite aprašyme Patreon platformoje. Ten taip pat gausite ir straipsniukų apie augalus ir gamtos reiškinius įvairiausius. Tai tada sakau šį kartą iki ir susimatysime kitose laidose.